Hei, sveikučiai! Papasakosiu, kaip užmanifestavau šitą gražų modelį Gabrielę. Kažkada pavasarį skrolinu savo Instagrame ir tiesiog užmačiau Gabrielę, kuri pozavo Deimantų reklamai. Pagalvojau, jog visai norėčiau padirbėti su ja, nes labai geri bruožai ir puikiai pozuoja. Neilgai trukus gavau žinutę nuo prodiuserės Karolinos, jog Liepos mėnesį Šiauliuose ieško visažistės ir plaukų stilistės klipo filmavimui. Nežinoma, sutikau. Gavus medžiagą ir pamačiusi, jog klipe bus Gabrielė, visai nenustebau, o tiesiog nusišypsojau, nes ir vėl užmanifestavau. Filmavimo komanda ieškojo 90 stiliaus autentiškų namų, na, o Šiauliuose Medelyne kaip tik tokio tipo stiliaus namų tikrai dar nemažai egzistuoja. Vytautas, Joseph June pseudonimu pasivadinęs atlikėjas, iškart sužavėjo savo paprastumu ir unikaliu muzikos stiliumi. Pasiruošimas vyko anksti ryte, tad tik atvykus modeliui pradėjau ruošti įvaizdį. Pagrindiniai akcentai buvo antakiai su kaspinukais ir ilgos atskirtos blakstienos. Švytinti oda buvo must. Gabrielės įvaizdyje ir aprangoje vyravo rožinė, alyvinės spalvos. Na ir žinoma, blink aksesuarai. Kas kažkiek laiko pakoreguodavau plaukus, grimą ar paryškindavau lūpas. Dalyvavimas sete neatskiriama darbo dalis. Visą dieną mane realiai pykino, kadangi buvo mano nėštumo pradžia. Nesiskundžiau ir neišsidaviau, nenorėjau perdėto dėmesio. Šiaip viskas labai sklandžiai ir produktyviai vyko, visi žinojo, ką turi daryti. Namo šeimininkai buvo labai svetingi, vaišino kava, obuoliais ir pyragu. Be viso to maisto tą dieną tikrai netrūko, komanda viskuo pasirūpino. Kiekviena komandos grandis atliko labai svarbu vaidmenį, kad kūrinys Perfect būtų ekranizuotas ir ištransliuotų svarbią žinutę. Duo vis mojuoji. Iš Vilniaus atvyko Agnė su parodiniais pudeliais, kurie dalyvavo filmavime. Labai pagyvino iš tikrųjų atmosferą ir sukėlė mielų emocijų. Jeigu norite pamatyti galutinį rezultatą, dainos Perfect by Joseph June galite ieškoti YouTube'e. Tikrai labai smagi ir turiningai praleistas laikas. Kartočiau nepaisant pykinimo. Po ilgos dienos atsisveikinau su komanda ir pajudėjom namo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų nuotykių.